Sveiki visi. Šiandieną turiu palyginti du labai gerus man mėgstamus motociklus. Vienas iš jų 800 MTX Moto, skirtas daugiau važiuoti į vis dėlto mišką. Aš vadinu mišką, tai taip vadinama off-roadą, bet galbūt labiau ne kiek off-roadas, kiek ne asfaltas. Ne? Off-roaderiai dažnu atveju sako, kuris geresnis motociklas off-roadui. Tai sakau, reikia žiūrėti Dakaro rally, ten yra tie geriausi off-roadai. Čia mes žemiški arba keliaujam MT800 Explorer arba MTX su galimybė važiuoti nuo asfalto didesnė. Jeigu apie Explorer ir jo patogumus jau esam susipažinę iš anksčiau, esu nuvažiavęs kelis kartus žiemą į Nordkepą, iš Lietuvos į Indiją ir visokių kitų kelionių, man yra super patogus motociklas keliauti. Bet jeigu mes kalbam apie MTX, tai yra kai kas naujo. Ir šiuo atveju tas kai kas naujo žemesnis svorio centras dėl bakų apačioje. Nuleistas kuras žemyn, tai reiškia visas svoris yra apačioje. Tai kalbant apie ergonomiką, apie motociklo laikyseną, apie jo valdymą, yra esminis skirtumas valdyme. Tada, kažkur bus šaknis rastas ar dar kažkas, tai yra 21 colio, kaip ir tradiciškai būna tokio tipo motocikluose priekinis ratas. Gerai, yra rimtesnė pakaba ir kitokių techninių niuansų, bet dažnu atveju mes ką žiūrim. Didesnis ratas, didesnė prošvaistė, kas yra keliais centimetrais didesnė negu Explorerio. Pati sėdėsena yra dėl sėdynės aukščio aukštesnė, statesnė ir dažniau, sakykime, mums taip vadinama off-roadinį motociklą primenant ir jis yra tam skirtas. Stiklas ar tam yra reguliuojamas, bet čia yra kai kas naujo, ar ne? Jisai paprastai viena ranka gali būti sukinėjamas, kai grįžtame ant kelio. Aš paprastai formuluoju klausimą labai paprastai. Važiuoju į Mongoliją, kurioje dar nebuvau. Ir kuriuo motociklu reikėtų važiuoti. Vienas yra geresnis iki Mongolijos, kitas yra geresnis Mongolijoje, ar ne? Tai vienreikšmiai, kelių Mongolijoje nedaug, bet iki Mongolijos ilgas kelias. Kaip daryti? Bet tada gal vežtis padangas, nes su šiuo esu pakankamai važiavęs į asfaltų irgi. Reikia pasirinkti ir čia tikriausiai, net ne motociklų lyginimas, bet iš esmės, mano manimu, daugelis besirinkdami motociklą turėtų kelti klausimą, kur važiuosi. Man asmeniškai patinka ilgesnės kelionės, dėl to Explorer mano būtų pasirinkimas, kad ir važiuojant į Mongoliją. Jeigu daugiau vis dėlto važiuoju ne asfaltu, tai būtų MTX. Kilometrai, kiek galima nuvažiuoti su baku, abiem atvejais iš esmės yra tas pats, apie 350 km. Reiškės galios 90 arklių, tiek vienas, tiek kitas turi, kurios tikrai yra pakankamai. MTX turi 10 Nm daugiau, tai reiškės žemų ir vidutinių apsukų diapazone jisai yra guvesnis. Kitas dalykas yra, ar važiuoju vienas, ar važiuoju dvisėda. Jeigu kalbam apie dvisėdą, vienareikšmiškai yra Explorer modelis su dviem atskirom didelėm sėdynėm, ar MTX su aukštesnė ištisinė. Ar galima su MTX važiuoti dviese? Taip, kuriuo patogiau, Exploreris vienareikšmiai. Jeigu kalbam apie daiktų kiekį, vėlgi kelionės ilgis, atstumas, kiek dienų ir panašiai, komplektacijai su didelėm dėžėm, viskas išspręsta kelionės patogumui. Tuo atveju MTX yra šiuo atveju net 35 kg šiaip lengvesnis, kas rezultate lengvina gyvenime miške ar kažkur tai važiuojant ne asfaltu. Tai MTX beveik pilnu padu siekiu žemę, tuo tarpu Explorer modelis yra 1,82 m. Štai, pilnas padas reiškia tai, kaip aš ant jo sėdžiu. Aš mėgstu dėti dar papildomą stikliuką ir tuo atveju galiu net atsivertęs šalmą važiuoti apie 130 km/h ir užpūtimo tiesiog nėra. Ar ne? Tai sėdėsena kiek paprastesnė, ženkliai minkštesnė dėl plačios sėdynės ir visa kita. Keliauti tiesiai keliu važiuojant, vienareikšmiai Explorer modelis. Stiklas lygiai taip pat reguliuojamas, bet čia jau reikia dviejų rankų, kad tą padaryti, tai sustojus kažkur tai kolonėliai. Kalbant apie tai, kad modelis ir vadinasi Explorer, tai komplektacija į dėžės, reiškia šildomos sėdynės ir kiti patogumai su aliuzija į patogesnį
keliavimą. Kaip ir priklauso šiais laikais, aišku, yra taip vadinam user-friendly motociklai, ar ne, tai su lengvų valdymu dideliu ekranu. MTX kiek kitoks nuo Explorer yra, kad vertikalus ekranas ir duomenys yra aiškus, patogiai išdėstyti. Off-road funkcija su atjungimu ABS, atjungimu traction control yra patogiai prieinama ir užsifiksuoja. Tai yra įjungus, važiuoja off-roadu ir nesukia galvos dėl to. Kalbant apie Explorer, mes turim vertikalų ekraną. Tiesiog važiuojant ilgą atstumą yra patogiau žiūrėti į didelį. Kaip sakau, user-friendly, tai šiuolaikinis motociklas ir jam priklauso turėti funkcijas patogiai prisijungti prie telefono, navigacija, CarPlay, šalmai susijungia. Aišku, kaip be to. Patogumui kelioniai, kad susitelkti, kad daugiau būtų galimybės dairytis ir panašiai, jokių būdų nevažiuoti, kaip pasakyti, nebudriai nusiteikus, bet funkcija kaip kad blind spotas, tai kitaip tariant, juodasis taškas, ar ne, kai galbūt nesimato kliūties atvažiuojančios iš šono, signalizuoja, apie tai praneša. Kalbant apie MTX, tokios funkcijos neturi. Matomai, kad ir netaip aktualu važiuojant ne asfaltu. Vis tiek nuspręsti, kurio motociklo reikia jums, galite tik tais jūs. CF Moto Lietuva turi pakankamai demo ir vieno ir kito modelio motociklų. Eikit ir bandykit. Važiuokit asfaltu, važiuokit ne asfaltu ir suprasite. Galimai, jeigu priartėsite prie atsakymo, kad vis dėlto jums reikia daugiau ne asfalto, iki poros tūkstančių galima sutaupyti, lyginant pasirinkus MTX, kelionėje, lagaminai, papildomos šviesos, šildomos sėdynės, galbūt aktualiau bus šiek tiek tai brangiau.